Paprastų žmonių nepaprastos patirtys. Paprastų žmonių nepaprastos patirtys. Paprastų žmonių nepaprastos patirtys. Aš esu Šarūnė Vaitkutė, juvelyrė, kuriu papuošalus ir kelionės, tai man apskritai viskas yra įkvėpimo šaltinis, ten ir kasdienybė visur. Jo, man iš viso kelionės yra pasidaręs toksai kaip persikrovimo mechanizmas. Aš atrodo taip išvengiu visokių krizių kūrybinių ir tokių, nes man natūraliai kas kažkiek laiko reguliariai susideda kelionės ir aš tiesiog dirbu savo tą kūrybinį darbą, tada man kelionėje aš viską pamirštu, užmirštu ir lyg tai vėl iš naujo pradedu tada sekantį etapą ir man labai yra priimtinas. Kelionė tai toks geras restartas. Bet man labiausiai patinka šitose kelionėse, kad jos labai leidžia taip būti čia ir dabar. Tu niekur nenuskubėsi, tu neperšoksi ten per kalną greičiau negu įmanoma, tu nenueisi per dieną daugiau kilometrų, tu gali nueiti 25 ir gali nueiti 45, bet realiai tu kažkokio dar įspūdingesnio tikslo nepasieksi, tai tas visuomet toks tikslas tik lieka būti čia ir dabar ir tada jau visi pojūčiai, vaizdai. Kodėl rašai? Kodėl tau yra ta būtinybė? Tai vienas iš tokių yra, kad kai rašai, tada žinai tokie, taip atsitraukti. Būti tokiam savy, aš čia rašau ir manęs niekas netrukdo. Toksai, žinai, tokia legali, tokia. Kalnuose, kada tu keliauji nekomfortiškai su kuprinėm, palapinėm, kada tau yra šalta ir tu pavargsti ir nežinai, kas tavęs laukia ten už pusės valandos ir kur tu nakvosi, košė ir daugiau nieko kartais. Šitos kelionės turi tokį specifiškumą. Galbūt tu taip greičiau pajauti save, jos kažkokias tavo ribas parodo. Tai čia uolos, Šarūnė? Jo, čia buvo tarpekliai Korsikoje ir mes tais tarpekliais leisdomės. Tai arba kaip šičia su virvėm, jeigu pakankamai ilgas ir tada leisdomės su virvėm. Jeigu būdavo neaukšta uola, tarkim, nuo tokio aukščio kažkokio, tai tada tiesiog šokdavom. Arba dar bobslėjai buvo, kada čiuožti galėt. Va čia. Šitas, matai, čia žmonės ir tokio aukščio. Ir tu čia leidai šitą? Jo, aš iš apačios šitą nufotkinu. Bet ar yra baisu ta prasme, yra baimės jausmo? Kažkaip tuo metu aš apskritai su baime man yra taip, kad aš stengiuosi apie tai negalvoti ir man visą laiką atrodo, darai tą momentą, ką darai. Tu žiūri kaip kokiuose kalnuose arba čia, kur dėti vieną žingsnį ir tu, kad tą žingsnį padėtum saugiai, ir gal daugiausiai sekantį gali tą žingsnį, pagalvoti apie sekantį žingsnį. Ir tada dažniausiai būna, kai tu jau tai padarai, atsisuki ir galvoji, kaip čia taip reikėjo, arba jo, tada taip visas tas nueina adrenalinas ir tada taip net tas drebuliukas ateina greičiausiai po. Į Korsiką tai iškeliavau, taip ėjau į vieną žygį čia Lietuvoje ir pamačiau, ten autobuse rodė filmuotą tokį filmuką tiesiog iš Korsikos, kur prieš tai keliavę ir ten buvo būtent kanjoningas, tarpekliais leidosi, tai man tokį padarė įspūdį, tiek emocijų ten gerų ir aš taip mintyse pagalvoju, norėčiau kada nors į tą kelionę, bet čia turbūt jau reikia tiek daug pasiruošimo išmanyti, jau tikrai ne dabar, ne man gal, arba bent ne dabar. Ir paskui kažkam čia ir taip ir papasakau, kaip man patiko ir sako, tai čia nereikia jokio pasiruošimo, gali važiuoti.
Dar labai smagu šitose kelionėse tokia atrakcijos dalis, tai būdavo bobslėjai, kada ten išgludinta ta uola, teka vanduo ir ten irgi nuo vandens lygio, mes kada nebuvo labai aukštas vanduo, kai kur reikėjo gerai atsispirti, kad pačiuoštum, bet smagumas tai irgi toks, atsisėdi, iškeli rankas į viršų arba užsidedi va taip ant kuprinės ir leidės ir tu niekada nežinai, kokia jisai ilgio bus, tai ten vienas gal spūdingiausių buvo toksai, kur leidžias ir paskui jaučiu kažkas jau keista, o ten buvo gal 7 metrai tada laisvo kritimo į vandenį, tai kai tu nežinai, kas laukia, tu tiesiog pasiduodi ir tiesiog smagu. O ką dar naujo Šarūnė veikia šiom dienom? Dabar pradėjau mokytis skaituoti, džiūsta hidrokostiumas, vakar buvau treniruotėje Kauno Mariose. Jo, labai fainas laisvės ir vėjo jausmas.